Girdėjau, Timūras iškėlė dramutę, kad nieks jam nesiūlo tuoktis, ar ne? Aš jam nupirkau saldainį, kad neliūdėtų. Ir kas nors pasakykit tam suaugusiam vyrui, kad jis jau vedęs. Labas! Aš Irma ir šiandieną tiek žinių apie konfliktą tarp valstiečių ir Konstitucinio teismo, programėlę pranešančią apie koronavirusą, diskusijas dėl Valstybinio banko ir Donaldo Trumpo sprendimą dėl karių Vokietijoje. Mūsų teisiniai valstybei vėl vyksta neteisėti dalykai. Valdantieji paskundė prezidentui Konstitucinio teismo vadovą Dainių Žalimą. Neva savo pareigas, kurias turėjo palikti dar kovą, jis eina neteisėtai. Kodėl? Nes pasibaigus kadencijai visi 3 naujai teikti kandidatai teisėjus Seimui netiko. Valdantieji dramutę pakėlė ne šiaip savo. Matot, praėjusį penktadienį tas pats Konstitucinis teismas paskelbė, kad Agnės Širinskienės vadovauta laikinojo tyrimo komisija, beveik 2 metus tyrusi verslo poveikį politikams ir valstybės tarnautojams, sudaryta pažeidžiant Konstituciją. Iš esmės teismas pasakė, dovanok Agne, tavo komisija neteisėta, taigi ir išvados neteisėtos. Pats tu neteisėtas, gindamas draugė šūktelėjo Karbauskį Žalimui ir liepė prezidentui imtis lyderystės ir sutvarkyti šitą jovalą, nes, citata, remiantis teisės principų, iš neteisės teisė nekyla. Remiantis Karbauskio principų, iš Agnės nekyla teisė, va ką aš jums galiu pasakyti. Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas atsikirto valdantiesiems, liepė nesikišti jų veiklą. Širinskienė apkaltino Konstitucinį teismą bendradarbiavimu su, dėmesio siurprizas, konservatoriais. Konservatoriai pasiūlė Agnei trauktis iš pareigų. Na, patraukti savo jėgomis jos opozicija net nesitikė. Atstatydinti turbūt pagrindinį leitenantą yra sudėtinga būtų tikėtis, dėl to, kad balsų pusiausvara tiesiog yra nepalanki tokiam sprendimui. O Gabrielius valdančiųjų raportą pavadino paskutiniąją kovą prieš rinkimus. Vardan tos, kaip sakant. Į situaciją sureagavo ir mūsų prezidentas. Nausėda valdančiųjų elgesį pavadino neatsakingu stumimu į konstitucinę krizę. Jo ekscelencija sako, abejonių dėl Konstitucinio teismo neturi, bet jei jų turi valstiečiai, tegul kreipiasi į Konstitucinį teismą. Lietuva planuoja įsigyti mobiliąją programėlę, kuri fiksuotų ilgesnį kontaktą su koronavirusu užsikrėtusiu žmogumi. Tokias programėlės jau kuriasi ir kitos Baltijos sesės. Kas gali kurtis, kuriasi, kas gali pirkti, perka, kiek atsieis tokia naujovė dar nėra skelbiama. Anot ministro Verygos, Lietuva tokį appsą gali turėti rugpjūtį, jo įdiegimas būtų savanoriškas, tai tie, kas bijot, kad jūs tuoj sučipuos per telefonus, nusiraminkit. Kaip programėlės pliusą ministras įvardyja tai, kad ji per atstumą fiksuoja kontaktą su kitu telefonu. Jei paaiškės, jog sutikote užsikrėtusi asmenį, ji parodys, kiek laiko jūs praleidote šalia jo. Aišku, jeigu tas sergantis irgi turi tokią programėlę. Ir čia yra problematiškiausia dalis. Programėlės veiksmingumas priklauso nuo to, kiek žmonių ją turės. Mokslininkai sako, kad jei tokio pobūdžio programėlė naudosis bent 60% šalies piliečių, virusas bus sėkmingai kontroliuojamas. Štai Pietų Korėjos arba Singapūro gyventojai tokias naujovės sutiko teigiamai ir tai padėjo efektyviau kovoti su epidemija. Bet tokius sumanymus palaiko ne visi. Norvegija šiandieną įšaldė programėlę dėl ginčo su abejojus asmens duomenų saugumu. Palaukit, neskubėkit rėkti, jūsų duomenys dar niekam nereikalingi, ar programėlė bus saugi pas mus, sužinosime kiek vėliau. Seimas ėmėsi svarstyti Valstybinio banko steigimo idėjos. Šios valdančių idėjos tikslas – sukurti efektyvę alternatyvą Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams. Pandeminė situacija dar kartą parodė, kad turi turėti kažkokią tai alternatyvą. Premjero teigimu, bankas galėtų būti finansuojamas per pusę su verslu. Ką toks bankas veiktų, dar neaišku. Čia išsiskiria net pačių idėjos sumanytojų nuomonės. Skvernelis sako, kad jis galėtų užsiimti smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimu. Jam iš esmės pritarė ir prezidento patarėjas Simonas Krėpšta, kuris sako, kad šis bankas neturėtų užsiimti mažmeninę bankininkystę. O Karbauskis tiki, kad gal vis dėlto turėtų. Pasak jo, čia žmonės galėtų laikyti indėlius. O gal čia nebloga mintis su to banku? Tuo metu Lietuvos banko vadovas Vitas Vasiliauskas sako, kad šiems vyručiams pirmiausia reikėtų apsispręsti, ko jie nori. Ir jei jie tikisi, kad valstybinis bankas bus pigesnis, duos nuolaidų ir geresnių palūkanų, tai taip nebus. Opozicija išvis mano, kad toks bankas nėra reikalingas ir tai laiko paprasčiausių rinkiminių triukų. O toliau kalbant apie valstybinius dalykus, šiandieną opozicijos pastangomis dar vėlesniam laikui buvo nukeltas valstybinių vaistinių steigimo klausimas. Jūs manot, taip lengvai valdantieji pasiduos? Nemanau. Pas juos beje programoje yra ne tik valstybinės vaistinės, bet ir valstybinės alkoholio parduotuvės, atsimenat?
Donaldas Trumpas apsisprendė, artimiausiu metu JAV net dvigubai sumažins Vokietijoje dislokuotų karių skaičių. Šis sprendimas itin skaudus vidurio ir rytų Europai, pastaruoju metu siekusiai stiprinti NATO pajėgumus. Tačiau Trumpas griežtas. Jo žodžiais tariant, vokiečiai prisidirbo patys ir tai yra jo bausmė Vokietijai už nepakankamą NATO finansavimą. Ir ne tik. Germany's delinquent. They've been delinquent for years, and they owe NATO billions of dollars, and they have to pay it. And on top of it, they treat us very badly on trade. JAV prezidento teigimu dabar Vokietijoje dislokuota 52 000 karių, ateityje jų planuojama sumažinti bent jau iki 25 000. Tiesa, nors pats Trumpas sako, kad vokiečiai yra skolingi NATO, tai nėra visiškai tiesa. Iki 2024 metų Vokietija yra įsipareigojusi NATO skirti 2 procentus BVP. Dabar skiria 1,3 procento, o iki termino pabaigos liko 4 metai. Trumpai, gal palauk, be isterijos, geriem dalykam reikia laiko. Tuo metu Lenkijoje viskas atvirkščiai. Jie derasi su JAV dėl didesnio karių skaičiaus dislokavimo. Anksčiau buvo viešų kalbų, kad ten įsikurs 1000 papildomų karių, bet dabar Lenkijos premjeras žada visus nustebinti dar įspūdingesniais skaičiais. Blitz naujienos. Dėl galimos taršos Nemune Lietuva įteiks Baltarusijai notą, kuria reikalaujama pateikti informaciją, ar pas kaimynus irgi fiksuotas upės užterštumas. To reikalaujama dėl ties Gardė nugaištančių žuvų ir ištyrus, kad Nemune sumažėjęs deguonies kiekis. Iš valstiečių su griausmu pasitraukęs Viktoras Pranckietis rinkimuose kviečiamas dalyvauti su Liberalų sąjūdžiu. Tai LRT patvirtino partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nilsen. Ar sutiks Pranckietis, kol kas neatskleidžia. Grupė Seimo narių kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl sklypo, kurį už 1 eurą savo mokyklai įsigijo Austėja Landsbergienė. Tai jau ne pirmas bandymas. Anksčiau Seimas buvo nutaręs kreiptis į VMI, bet Konstitucinis teismas tai pripažino neteisėtų veiksmų. Oksfordo universiteto mokslininkai išsiaiškino, kad plačiai naudojamas vos daugiau nei 5 eurus kainuojantis vaistas deksametazonas gali išgelbėti sunkia koronaviruso forma sergančius pacientus. Praėjusią savaitę Pchenjanui paskelbus nutraukiant oficialius ryšius su Pietų Korėja, šiandieną Šiaurės Korėja susprogdino ryšių su Pietų Korėja būstinę. Pchenjaną siutina suaktyvėję kritikai bei jūra metami buteliai su skrajutėmis, kuriuose Kim Čeng-unas kritikuojamas dėl žmogaus teisių pažeidimų ir branduolinių ambicijų. Bet hebra, čia karas, kolegos. Pastebėjau, kad kai kurie žmonės pamiršta apie saugaus atstumo laikymąsi. Manau, atėjo laikas į parduotuves neštis kai ką daugiau negu kaukė. Rytoj apie naujienas praneš mano kolega Dominykas. Ačiū, kad žiūrėjot ir tiek žinių.